Pasiėmėm kavuko. Ką teko šokti vėl į savo HH striukę žeminę. Pas mums buvo kelios dienos, kai buvo +15, +20. Dabar turim 8,50, turim pusę laipsnio šilumos. Tai ne kažką. Darbai, darbeliai. Ką, žeminė striukė pati šilčiausia iš HH linijos. Nes turim 0 laipsnių. Belen koks šaltis, nors saulė biškai išlinda. Parodysiu, ko mes čia darom dabar. Kaip minėjau, biškai video pas mane dinga, tai ką nufilmavau praeitą savaitę, nieko neturiu, jokių medžiagų. Tai nieko nepadarysi. Turim kiek turim. Ką mes dedam pakalimą. Ventiliuojama Budmato PVC. Kam reik tokių lentelių ar Budmat stogo dangų. Ar Flamingo lietaus sistemos, ar lygios kardas, ar kažko, kas susijęs su Budmatu, kreipkitės pas mane. Pagelbėsim. Pjaunam mūsų bulgarkę. Naudojam didįjį Deval kampainį. Tai tokiam sąlygom dedam pakalimą, nes stelažai labai aukštai, kaip pasilenkę judam, kaip sakant. Pakalims gaunas apie 51-52. Ką žinot, kodėl nevienodai, tai dėl to, kad senas namas, kaktais lygnam palei šniūrą, o siena jau kokia yra, tokia yra. Čia namo nieks nešiltis, dėl to darom iš karto pakalimą. Jeigu žmonės šiltytų namą, tai pakalimą arba nedarytume, arba atitrauktume, kiek šiltinimo bus. Esam susidėję apsauginės tvorelės tokias, kaip matom, neatsimenu, gal jau sakiau. Čia nuo čia nelabai galiu pakalimą parodyti, nuo čia užlipsiu, gal parodysiu. Tai va, turim tokį dalyką. Turim dvigubą karkasą, kaip čia pavadinti. Labai patogu. Nėra labai patogu. Neiškrisk. Va, dedas jotukas prie sienos, čia labai lengva, galite ir patys pasidaryti. Kaip matom, yra su čeklainu, su dažančiu šniūriu atmušta. Vienam gale ir kitam gale ir atsimušam ir prisigrėžiam pirmą makaroną. Po to mes dvigubinam su 5 NPM klimas varžtais. Dar vieną dedam makaroną, kad būtų 5, kad jotuką būtų patogiau prisukti. Jotuką sukam su blusom. 4,2 ant 19. Lentelė susikabin. Porą blusikių. Blusų neprispaudžiam iki galą, nes medis vaikšto. Plevelė, kaip matom, nėra išlindus. Plevelė yra nupjauta. Keli centimetrai nuo kaktos. Pakalimas ventiliuojamas, žinoma, jeigu kokią lašiuką į kondensatą, viskas nubėgia apačią, bet kondensat, kaip žinot, nebėga upeliais. O čia va iš pradžių, kodėl mes, daugam kyla klausimų, kodėl mes šitą makaroną grėžiam, kai ilginam gegnės, nes mūsų murlots čia buvo be pastogų nams ir mes negalėjom plytų išdaužę prailginti gegnių, nes buvo murlots ir lygiai gegnė užsibaigė ties sieną. O kaip matom, yra pagražytas plytos išlindę kokį 20 cm nuo pagrindinės sienos. Tai mes turėjom kišti makaronus, kadangi dėjom ant senų grebėstų makaroną, plevelę makaroną, tai yra išlindę dvigubs makarons, grebėstą ir kai prailginom šitą gegnę tik ant 2 makaronų, tai jis buvo toks lingava. Tai mes grėžiam makaroną, dėjom va intarpus, sutvirtinom kaktą, kad nejudėtų ir gavos, kad papildomai dabar dar teko mums dėti vieną makaroną. Nu, aišku, čia jau, kaip sakant, sumos žmogui mes dėl to nekeičiam. Čia mes turim padaryti, kad būtų tvirta, rimta. O dabar viskas yra tvirta ir rimta. Kadangi visiškai čia net nieks nejud. Kadangi mum čia dar plevelė prisipjaus iš naujo. Kodėl? Todėl, kad mes sudėjom dar makaroną viršuje. Kodėl mes dėjom makaroną? Nes mums reikėjo pagal aukščiausią tašką aplinkui susikilnuoti pirmą grebėstą. Čia pasiekoju gavos, tarkim, 10. Tai aš nenoriu lietaus sistemos leisti čia, kad nebūtų laštakis 20-tinis, nes man nėra gražu ir estetiška. Tai mes dėjom papildomai va tokius gabaliukus į kiekvieną tarpą lentų. Dėjom makaroną ir dabar galėsim mes
kabliukus kabinti aukščiau ir to pasiekoje bus mažesnis laštakis. Biškai bus didesnė kakta vadinama ta. Tai va, levelė Euroventas, suklijuota. Lyginus čia vietom makaronas, kaip matom, 2,5. Ana pusė gal daugiausiai lyginus, ten daugiau nejaučiu kišas. Jau. Ten aukščiausiai buvo. Labiausiai reikėjo lygyti. Tai va, kadangi dabar susidėjo va šitas ir šitas, tai mums plevelė dabar biškai užlenkė. Tai mes turėsime iš naujo vėl persipjauti. Tai va. Tiek žinių. Nebent vis mes dar nori mamai linkėjimus perduoti. O, mano YouTube nežiūri. Kaip nežiūri? Per Alanką arba per TV3, jeigu parodyti. Taigi sutartį, kai rašėmės, kai pas mane dirbsi, kad turi visą šeimą būtinai subscribėti YouTube'ės kanalą. Nu, nežinau, negavau tokių popierių. Tai tu be popierių dirbi? Ką? Tu be popierių čia dirbi? Ne, tokių popierių negavau. Nu ką, bandysim naują pirkinuką. Nuvalkę diržą. Žeminė striukė. Prie šampo daryk žilio. Nu ką, daug atrodo, pabandykim. Čia tokios suktukas gali gal netgi vidų mestis. Žinau, mes kai nepratę. Mes pratęs laiką yra kišeniuks, bet reiks jaučiu va taip. Bet čia turėtų būti metaliuk specialus jaučiu. Bet varštai jau tą figą prisidėsi. Jo, dėl skyrių tai belenkiek. Tik tai su suktukom. Problemėlė jaučiu. Mes nepratę taip nešioti. Mes pripratę dėtis į palyginkim biškį. Bet ne, nebeužsidėsi jaučiu to savo. Kita mano labai patogus diržas petnešas su paminkštinimais. Čia net nėra, pažiūrėkit, koks šis paminkštinimas. O čia jaučiu nėra tokio. Ne? Atrodo, kad ne. Čia plonas tos. Bet pas mane va yra vienas didelis skyrius varžtam. Čia galvutės ruletė, peštuks, peiliuks, viskas. Kas labai patogu mokyklai, tai va šit yra geresnė daiktą. Nesu matęs įsidėti suktukai už šitą. Įmeti net nereikia niekada, sėt nėra išlitę. Įmeti, gali va šokis pokas daryti. Vasa kol kas tik tais vienas skyrius ir toks. O čia skyrių 5 kartus daugiau, bet problema. Bet ant touch build irgi mačiau, kad nėra kur įsidėti. Tada tos išsegims kažkoks šiek tiek įdomus. Devalto jaučiu biškį geresnis gal. Nes čia taip nešiautas, tai... Na nieko, pasižiūrėsim. Patestuosim. Dabar turim Devalto diržus, Makita, Milwaukee. Ir da touch build pasimsim, turbūt turėsim visokius diržus. Mėgstam išbandyti. Tai va tiek žinių.
darai darbo metu? Prie kauno sėdžiu. Nesuprantu, aš tai nudirbti, nežinau, ką tu čia darai. Išlenk žilios, kartas. O čia varžtų, ką užsipirkė vyrai? Kur čia gali įsigyti varžtų? Girdėjau, čia žilivnastogai.com varžtukų neblogų yra. VP Fix. Klimas. Grebestavimai, varžteliai, stoginiai varžtukai. O, tai kokia gražumo. Bambusą keliaus. Čia pralošt nori, ar kaip tu čia? Sėsk. Sėsk 2. Tai po kiek pjaut? Buvai po PM2, ne? Nu, čia pusė buvo po PM1, pusė po PM2 kažkaip. Bet tai gali po PM2 toliau. Gerai, direktoriau, supratau. Šiandien žalgiriuks jaučiu, ne? Šiandien jaučiu lėmiamas. Jo. Nes mačiau, žiūrėjau kofus, tai žalgirė ten vos ne 4 kofus. Tai Agirdi Monaks yra trečias, kas laimės Eurolygą. Pirmai vietoj Reals, antrai Panathinaikosas, trečiai Monaks. Fenerbahčė tik jaučiu 5 vietoj, kai laimėto. 9 kofus. Stato aukščiau, ne? Negu kad kokia Barsa, Fenerbahčė. Jo, Monaks, tipo, kai laimės Eurolygą. Tai Fenerbahčė 9 kofus, kai laimės Eurolygą. Galvoju, gal Čiriką reiktų pastatyti. Nes aš manau, kad Fenerbahčė gal laimėti. Devyni kofs, Čiriką pastatyti. Fenerbahčė tai labai gerai atrodo. Tai va, šiandien prieš Anadolų arba rytoj. Jūs vaikučiai užsidėkit akinius ir ausinės kaip jaunat. Čia tik profesion... Ne, su kamera aš net. Sakai akinius kažką. Sakau, akinius užsidėkit, taip nepjaukit kaip aš pjaunu. Pasikeitėm vietom, šiandien aš pagalbinis vismis meistras, tai... Darbai juda. Nu ką, atvyko medžiagos, lygiai kraunam į mašiną, nes lankstysim skardas. 4 ruliukai lygios. Kodėl 4 klausit? Todėl, kad kaminą turim 3 metrų. Šitą priestatą darysim, pavėsinę darysim, taip pat vadmato pakalimas. Prieš tai, kur matėt, naudojau savo pakalimą, nes turėjom užsivežę pas save, nes pas mane galite įsigyti, kas susijęs su budmatu, flamingo, pakalimą ir taip toliau.
Tai va, Flamingo lietų sistema atvyko. Ir stogo dangėlė. 230 kvadratų. Turėtų užtekti visam stogui ir pavėsiniai. 286 lapai, 100 tonų 85 sveria. Venecija X-Mat padengimas 50 metų garantija šitam stogėliai. Tai va, ką domint chebra, siekit asmeniškai, padarysim geresnę kainą. Visokie kabliukai, sujungimai į garažą sunešti. 20 dabar lygiai iškrausim ir važiuosim toliau darbuotis.